Ir šis žmogus labai Lietuvai svarbus gimė Mažeikių rajone 1910 metais balandžio 29 dieną senoje bajorų šeimoje. Jaunasis Julius jau nuo pat mažens konstravo sklandytuvus ir lėktuvus. Na ir žinoma pradėjo statyti sklandytuvą. Domėjosi mechanika. O 1928 metais jis įstojo į kariuomenę ir paprašė būti paskirtas į aviaciją, tikėdamasis, kad galės išmokti skraidyti, bet vietoj to jis papuolė į aviacijos mechanikų skyrių. Ten pakilo iki puskarininkio laipsnio ir tapo puikiu mechaniku. Deja, jo svajonė skraidyti išsipildė tik 1932 metais, jam nuvykus į Čekoslovakiją. Jis buvo pirmasis svetimtautis išmokęs skraidyti ir išlaikęs egzaminus čekų kalba. 1934 metais jis buvo pakviestas sugrįžti į Lietuvą, tad susiremontavęs seną iš apyvartos išimtą čekų lėktuvą parskrido tėvynėn. Kauno aviacija jam suteikė pirmojo tarptautinio civilinio lakūno vardą. Visa ši istorija pateikta jos dukros, kuri šiandien yra mūsų šventės garbės svečias filme Sparnams prisiminti. Tad labai džiaugiamės, kad šiandien šventėje dalyvauja Julijono Kumpikevičiaus dukra, minėto filmo, kurį vakar galėjo muziejuje pasižiūrėti, Long Islando universiteto profesorė, daktarė Giedrė Kumpikaitė. Aplodismentai mūsų garbės svečiui. Labą dieną, mėly mažeikiškiai, žemaičiai ir lietuviai. Jūs negalite suprasti ar įsivaizduoti, kokia yra mano laimė ir koks mano džiaugsmas, būnant čia ir matant tiek daug mano tėvelio kraštiečių ir mūsų draugų, pažįstamų, kurie taip iš toli atkeliavo. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti merui Antanui Teniui, kad jis buvo toks garbingas ir toks puikus žmogus, kad jis sutiko organizuoti su savo savivaldybė šią šventę. Taip pat aš noriu padėkoti vicemerui Kęstučiui Barkevičiui, taip pat už jo organizaciją šios šventės. Taip pat Jonai Vainauskui, kuris yra patarėjas ir kiek daug irgi darbo įdėjo. Ir žinoma, mano angelui sargai poniai Virginijai Steponavičienei. Kita pusė šios organizacijos, šios puikios šventės, tai yra ponas Rimantas Morkūnas, pirmininkas Mažeikių aeroklubo ir ponė Alma